Labas rytas visiems. Sveiki atvykę į mūsų savaitinį susitikimą. Šiandien kalbėsim apie skaičius ir pradėkim nuo brainstorming sesijos. Kas turi idėjų? Aš turiu idėją. Ne. Šį kartą yra puikiai mintis. Saulė praėjusią savaitę turėjo labai puikią idėją nenaudoti artikelių lietuvių kalboje. Prašau. Nu gerai, kokia tavo idėja? Taigi, turiu tokią idėją, kad vienas skaičius bus vienaskaita, o keli daugiskaita. Tai būtų vienas skaičius, du skaičiai ir tai skamba labai logiškai ir tiesiog paprastai. Labai gerai. Tai būtų vienas bananas, du bananai ir, sakykime, 21 bananai. Taip? Ne. Kadangi 21 baigėsi skaičiumi 1, tai bus vienaskaita. Tai yra 21 bananas. Ar tau 21 bananai atrodo kaip vienaskaita? 21 bananas. Nu gerai. Skaičiai besibaigiantis vienetu bus vienaskaita. Tai pavyzdžiui 11 bananas. Nes baigėsi skaičiumi 1. Ne. Galėtum taip manyti, bet ne. Tai bus 11 bananų. Iš tikrųjų, skaičiai nuo 10 iki 19 ir visi skaičiai, kurie baigėsi skaičiumi 0, turi būti kilmininko daugiskaita.